Kovos sporte yra auksinė taisyklė. Didžiausias visada laimi, kol vieną dieną nelaimi. Ir šiandien pamatysi tikslės akimirkas, kai milžinai tikrai suklydo. Šis milžinas vadinasi Akebonas. Buvęs sumo džokozuna, sveriantis 227 kg, kuris nusprendė, kad po daugelio metų dominavimo dožoje pagerbs kikbokso pasaulį savo milžinišką povyzą. Vieną dieną jis susikovė su Remiu Bonjaškiu, skraidančiu džentelmenu, vos 109 kg olandiško tikslumo kikbokse. Akebonas iš karto pradėjo naudoti savo sumo taktikas, stumdydamas ir purtydamas, tarsi būtų pamiršęs, kad tai ne dožas ir kad čia yra tikri smūgiai. Tačiau Bonjaškis buvo per greitas, per daug techniškas ir per daug disciplinuotas, kad leistųsi įbauginti žmogaus, kuris judėjo kaip lėtai įsikraunantis žaidimas. Taigi lieknesnis kovotojas nusprendė nuversti dangoraižį nuo pat pamatų. Jis paleido niuokojantį aukštą smūgį koją, kuris pasiuntė 227 kg sveriantį milžiną griūti ant ringo dangos. Teisėjas skubiai įsikišo, tuo metu Akebonas bandė suvokti, kas ką tik įvyko. Remis Bonjaškis ką tik sunaikino pusės tonos legendą, naudodamas tik greitį, tikslumą ir laiko pajautimą. Bobas Sapas, 170 kg vaikščiojančios cheminės gamyklos. Bet štai koks posūkis. Šioje kovoje jis buvo mažiausias. Akebonas atsivedė visą savo šeimą pažiūrėti savo debiuto. Didelė klaida. Sapas iš karto suprato, kad jo varžovas visiškai nesigina nuo smūgių ir pradėjo svaidyti smūgiais lyg žmogus, turintis nebaigtų sąskaitų. Jis pargriovė Akeboną tarsi nuvirtusį ąžuolą, po to vėl parbloškė veidų į žemę, tokioje pozoje, kad jis atrodė kaip milžiniška varlė nusprendusi nusnūsti. Tačiau Akebonui akivaizdžiai reikėjo trečios nuomonės šiuo klausimu. Šis mėsainių titanas vadinamas Baterbinas, 192 kg pražūties, kurie viena ranka buvo sutraiškę 10 vyrų. Vieną naujųjų metų naktį jam buvo pateiktas ant lėkštės 75 kg japonas vardu Genkis Sudas. Užuot apsikeitęs smūgiais su griovimo kamuoliu, Sudas iš karto stojo į gynybą ir įtraukė Baterbiną į savo pasaulį. Grindys. Baterbinas, bejėgis kaip ant kilimo įstrigusi banginė, neturėjo jokio atsako. Suda pritaikė jam kulno laužimą ir 192 kg vyras pasidavė greičiau nei per 2 minutes. Sudotai atšventė, šokdamas ringe. Baterbinas liko sėdėti ir stebėjosi, kas ką tik įvyko. Tačiau Baterbino košmaras dar nebuvo pasibaigęs, nes dar vienas mažesnis vyras kantriai laukė, kad sudaužytų jam kojas. Hongman Choi, korėjietiškas milžinas, kurio ūgis 2,18 metro, o svoris daugiau nei 158 kg. Vyras, kuris daugelį metų savo mirties užrašuose žymėjosi varžovų vardus ir žiūrėjo į kiekvieną iš jų. Iš įspūdingo aukščio.
Net Badras Haris, dabartinis K1 sunkiasvorių čempionas, turėjo iš tiesų pažvelgti aukštyn, kai šis vyras įėjo į salę. Troy nepasidavė. Jis smogė stiprų smūgį, kuris parbloškė Badrą ant ringo grindų. Tačiau Badras tuoj pat atsistojo ir pradėjo talžyti milžiną nuožmiais smūgiais į kūną, tarsi žmogus kasantis kalną savo kumščiais. Trečio raundo pabaigoje Troy vos galėjo išsilaikyti ant kojų. Jo kampas, matydamas kaip jų žmogus tampa gyva anatomijos pamoka, padarė tai, ko niekada anksčiau nebuvo darę – metė rankšluostį. Badras Haris ką tik įrodė, kad net ir didžiausi milžinai turi organus, o tuos organus galima visiškai atakuoti, sunaikinti ir sulaužyti. Hong Man Choi buvo 6 metus nutolęs nuo kovos sporto, galbūt tam, kad atsigautų, o gal ir tam, kad pergalvotų savo gyvenimo sprendimus, o gal ir dėl abiejų priežasčių. Jie sugrįžo, vis dar buvo 2,18 metrų ūgio, vis dar skleidė tą nenugalimumo aurą, kurią jam suteikė pastato išvaizda, išmokusi užsimauti pirštines. Jo varžovas buvo Carlosas Toyota, 30 cm žemesnis. Toyota atsargiai apeidinėjo, tada nusprendė, kad atsargumas yra pervertintas. Jis puolė į priekį ir visų greičių šoko, nusiųsdamas korėjiečių kolosą tiesiai į degalinę. ...1993 m. balandžio 30. Pirmasis K1 World Grand Prix finalas istorijoje. Ernestas Justas, vyras, kuris laimės 4 pasaulio čempionatus, dar nebuvo legenda, o Brankas Ikatikas buvo pasiruošęs įeiti į istoriją. Justas kontroliavo tempą, likus kelioms sekundėms iki raundo pabaigos, atrodė, kad laimės raundą. Tada Ikatikas žengė į priekį su kairiuoju kabliu ir galingu dešiniuoju smūgiu iš viršaus, kuris pataikė tiesiai. Justas prarado sąmonę dar prieš nukrisdamas ant ringo grindų. Lebaneris jau buvo kartą nugalėjęs Huntą, kelis kartus jį pargriovęs. Todėl, kai Huntas vėl pasirinko jį K1 Grand Prix finale, visas stadionas manė, kad Huntas išprotėjo. Nuo pirmojo varpo dūžio Lebaneris atrodė užtikrintas. Antrajame raunde Huntas perprato Lebanerio kombinaciją ir smogė dešinę, kuri idealiai pataikė į jo žandikaulį. Lebaneris prarado sąmonę dar prieš nukrisdamas ant ringo. Ta vakarą Huntas laimėjo visą turnyrą. Istorija turėjo tuo ir pasibaigti. Tačiau Lebaneris sugrįžo po 14 metų. 2024 metų spalio 5. 51 metų Lebaneris po 14 metų pertraukos pirmą kartą sugrįžo į ringą. Jo varžovas Kadžis buvo patyręs 5 pralaimėjimus iš eilės, todėl niekas nesitikėjo jokių problemų. Pirmame raunde Lebaneris atrodė kaip tas patyręs meistras, koks buvo savo laiku. Tada Kadžis puolė į priekį, prispaudė legendą prie virvių ir atliko idealiai laiku atliktą smūgį koja į galvą, kai Uno bosas krito be sąmonės. Marcelas Garcia, sveriantis 77 kg, dalyvavo absoliučioje divizijoje, kurioje nėra svorio kategorijų.
Jo varžovas buvo Rikas Rodrigesas, buvęs UFC sunkiasvorių čempionas, sveriantis 136 kg, taigi skirtumas buvo 59 kg, be smūgių. Kad viskas būtų sąžininga, be laimingų smūgių, tik gryni įgūdžiai prieš vien dydį. Rodrigesas bandė panaudoti savo dydį, kad sutraiškytų ir kontroliuotų Garciją, bet Marcelas judėjo kaip vanduo, pereidamas iš vienos pozicijos į kitą, niekada neleisdamas sunkiasvoriui įgyti jokios kontrolės. Tada Garcia parvertė Rodrigesą. Greitai perėjo prie kulno laužimo ir Rodrigesas beveik iš karto pasidavė, žinodamas, kad tiesiog nėra jokios išeities. Igoris Bobčančinas. 100 kg ukrainietiškas griovimo kamuolys. Vienas principas – judėti pirmin ir viską sulaikinti. Jo varžovas Fredas Floydas svėrė 160 kg ir visą laiką prieš kovą bandė jį įbauginti, tačiau Igoris atrodė visiškai nesujaudintas. Floydas bandė jį spausti ringe, tačiau Igoris atsakė žiauriomis kombinacijomis, negailestingai taikydamasis į milžino silpniausias vietas. Floydas toliau judėjo, kol jo paties svoris jį visiškai išsekino. Tada Igoris pataikė kombinaciją, kuri vienu smūgiu užgesino visas milžino šviesas. – 2004 m. gruodžio 31-ąją K1 Premium Dynamite turnyre Akebonas susidūrė su dar viena košmaru – Roysu Graciu. Brazilų džiudžitsu legenda, kuri sukėlė revoliuciją MMA pasaulyje. Roysu svėrė 180 svarų, Akebonas 500, skirtumas 320 svarų. Nuo pat pirmojo gongo Roysu sumažino atstumą, tačiau šį kartą milžinas neketino žaisti. Akebonas bandė panaudoti savo svorį ir smūgius, kad sutraiškytų Brazilą, tikėdamasis, jog dydis jį išgelbės, tačiau Roysu turėjo kitų planų. Gracie magija veikė net prieš 3 kartus didesnius vyrus. Roysu Gracis jau buvo įrodęs, kad milžinai taip pat krenta. O Kudžisa Minova tapo japonų MMA legenda nebe priežasties. Jis specializavosi milžinų naikinime. Vos tik 1,75 cm ūgio ir 85 kg svorio, Minova atrodė kaip paprastas vaikinas, kurį galėtum sutikti prekybos centre. Tačiau ringe jis buvo milžinų žudikas. 2009 metai, gegužės 26 dieną, Minova susikovė su Bobu Sapu. Tas pats Sapas, kuris ką tik buvo sunaikinęs Akeboną. Svorio skirtumas buvo absurdiškas. Sapas svėrė net 190 svarų daugiau nei Minova. Atrodė, kad jis galėtų spausti nuo krūtinės 2 Minovas. Tačiau Minovai tai nerūpėjo. Jis buvo išstudijavęs Sapo silpnybės. Vos nuskambėjus gongui, jis nėrė į parvertimą ir parvertė jį ant žemės. Sapas desperatiškai bandė ištrūkti naudodamas savo jėgą, tačiau Minova jau buvo 2 žingsniais priekyje.
Minova perėjo jam už nugaros, sugriebė jo koją ir užfiksavo žiaurų Achilo sausgyslės laužimą. Didėjant spaudimui, Sapas padarė tai, ką visada darydavo, kai situacija tapdavo sunki. Jis pasidavė. 375 svaras sveriantis monstras pasidavė žmogui, kuris svėrė mažiau nei 200 svarų. Tačiau prieš keletą metų kovotojas sveriantis vos 180 svarų susigrums su dar didesniu milžinu. Ir ta kova nebus tokia lengva. Wagneris, geriau žinomas kaip Sulusinijas, buvo brazilų monstras, sveriantis 390 svarų. Būdamas 2 metrų ir 3 centimetrų ūgio ir milžiniškų rankų ilgiu, jis sutriuškindavo varžovus naudodamas vien jėgą ir dydį. 2005 m. gruodžio 31 dieną Pride Shockwave turnyre Sulusinkas susikovė su Fedoru Jemelenenko, sambo specialistu, sveriančiu 220 svarų. Šalia jo, Fedoras atrodė kaip paprastas vaikinas. Skirtumas buvo 125 svaros. Ir statymai buvo palankūs milžinui. Tačiau, kai nuskambėjo varpas, Fedoras neatsitraukė. Jie sumažino atstumą ir parbloškė milžiną vienu smūgiu. Kai Sulusinijas bandė atsikelti, dar vienas smūgis vėl parbloškė jį ant žemės. Fiodoras parodė šios kovos. Technika, ištvermė ir intelektas visada nugali dydį. Fiodoras sutriuškino 390 svarų monstrą. Tačiau tai neprilygsta tam, kas įvyko per didžiausią dydžio skirtumą kovos sporto istorijoje. 2011 m. kovo 5 d. Budapešto K1 turnyre. Bobas Sapas, amerikiečių žvėris, sveriantis 170 kg, siaubą kėlęs Japonijoje ir Europoje, susikovė su Kunkliu Tibadaru, vengrų Muay Thai čempionu, sveriančiu vos 77 kg. Kai prasidėjo kova, Sapas puolė sunkiais smūgiais, norėdamas viską užbaigti per kelias sekundės. Tačiau Tibadaras išliko ramus, tvirtai dengėsi ir laukė tinkamo momento. Ir tada įvyko neįmanoma. Sapas per stipriai smogė, o Tibadaras kontratakavo švariu smūgiu, kuris parbloškė milžiną ant žemės. Kovotojas, sveriantis 77 kg, ką tik parbloškė fiziškai bauginančiausią sporto atstovą. Dar kartą tapo aišku. Dydis nesvarbus, jei nemoki juo naudotis. Mighty Mo – tai 129 kg sveriantis samoanų griovimo mašina, galinti savo brandoliniais kumščiais pasiųsti bet ką anapus. Vieną dieną organizatoriai jam davė lengvą kąsnelį. Mažas tailandietis vardu Kao Klai, tarp jų buvo juokingas 59 kg svorio skirtumas. Jis pradėjo smūgiuoti kumščiais kaip kūjų, tarsi žmogus traiškytų musę kanalizacijos dangčiu. Tačiau Kao Klai lemiamą smūgį pasiliko pabaigai. Jis pašoko į orą ir smogė Mo tiesiai į žandikaulį, skriejančių keliu. $129 kg milžinas nugriuvo kaip sugriuvęs pastatas. Vyras, kuris svėrė perpus mažiau už jį, ką tik jį nokautavo judesiu, tiesiai paimtu iš kovos menų filmo.
Bet jei skriejanti kelio ataka gali pargriauti milžiną, palauk, kol pamatysi, kas nutinka, kai milžinui baigėsi laikas per 21 sekundę. Tomašas Červinskis, tuo metu laikytas sunkiausiu MMA kovotojų istorijoje. Jis svėrė 174 kg. Vyras toks didelis, kad turėjo savo pačią atmosferą. Šalia jo Markas Poteris, sveriantis 108 kg, atrodė kaip žmogus, kuris pasiklydo ir atsidūrė ne tame rajone. Poteris iš karto šovė į priekį, parvertė šmilžiną ant kilimo ir užbaigė kovą smūgiais parteryje, kol teisėjas įsikišo jį išgelbėti. Bet jei 174 kg krenta per 21 sekundę, įsivaizduok, kas nutinka, kai YouTube tinklaraštininkas lipa į ringą su vyru, kuris atrodo tarsi išskaptuotas iš marmuro. Joshas Breckneris, nenugalėtas su Apolono kūnu. Visiškai įsitikinęs, kad jo raumenys sutraiškys storą tinklaraštininką Salt Papi, vyrą, kurio treniruočių planą sudarė vaizdo žaidimai ir dvigubo sūrio mėsainiai. Tačiau vos tik nuaidėjo varpas, Papi visiškai perėmė kontrolę, žaisdamas su Breckneriu tarsi su bejėgiu vaiku. Galiausiai jis pasiuntė olimpiško sudėjimo milžiną tiesiai į pragarą smūgiu, kurio niekas nesitikėjo. Sofa nugalėjo sporto salę. Joshas grįžo namo permastyti viską, bet kalbant apie milžiniškus pažeminimus, pakalbėkime apie tai, kas nutinka, kai 75 kg susiduria su 192 kg per naujųjų metų išvakarės. Baterbinas vis dar yra 4 raundų kovų karalius ir atvyko pasiruošę sutriuškinti Maiką per tuos 4 raundus, tačiau Maikas turėjo kitų planų šiam milžinui. Nuo pirmojo varpo dūžio Bernardas pradėjo chirurgiškai naikinti Baterbino kojas žiauriais žemais spyriais. Kiekvienas smūgis aidėjo šlykščiu dusliu garsu, akivaizdžiai tirpdydamas milžino pamatus tarsi karštas vanduo ledą. Antrajame raunde, kai Baterbino kojos jau buvo visiškai sunaikintos ir jo judrumas visiškai prarastas, Bernardas smogė tobulą smūgį koja į galvą, kuris pataikė tiesiai į milžino kaukolę ir paliko jį be sąmonės. Na, kai kurie milžinai pasimoko iš to, kad yra sutriuškinti, o tada yra Akebonas, kuriam prireikė daugiau laiko išmokti. Šiuo metu Akebonas jau turėjo turėti savo asmeninį terapeutą greitojo rinkimo sąraše, nes kovų organizatoriai akivaizdžiai buvo jam paskelbę vendetą. Šį kartą jam buvo paskirtas Roisas Greisis, brazilų džiudžitsu legenda, sveriantis 82 kg, kuris jau buvo pavertęs visą ankstyvąją UFC savo asmeninę žaidimo aikštelę. 82 kg prieš 227 kg, skirtumas 145 kg. Nuo pat pirmos akimirkos Roisas sumažino atstumą, sugrėbė varžovą ir Greisio magija veikė net prieš vyrą, kuris buvo beveik 3 kartus didesnis už jį. Dabar, kai jau nustatėme, kad Akebonas buvo problema visiems, oficialiai pristatykime kitą šio vaizdo įrašo pasikartojantį blogietį – Bobą Sapą. Tuo savo karjeros metu Bobas Sapas buvo 2 kartus nokautavęs 4x K1 čempioną Ernestą Hustą. Jis buvo laikomas beveik nenugalimu, tačiau Rėjus Sefas su tuo nesutiko. Sapas žengė į priekį kaip buldozeris, smogdamas galingus smūgius. Sefas išgyveno pirmąjį raundą, kantriai rinkdamas į savo smūgius.
Praėjus 29 sekundėms nuo antrojo raundo pradžios, Sefas pataikė galingą dešinį kontratako smūgį į milžino žandikaulį ir pabaisa krito ant žemės. Tai parodė, kad būti 158 kg košmaru nieko nereiškia, kai tikras meistras nusprendžia, jog jam jau gana. Nikolajus Balujevas, rytų pabaisa. 2 metrai ūgio, 143 kg, WBA sunkiasvorių čempionas. Šalia jo Davidas Hejus, sveriantis 95 kg, atrodė kaip pirmojo sunkaus svorio boksininkas, kuris suklydo kategorijoje. Tačiau Hejus neatvyko tam, kad leistųsi bauginamas jo gabaritų. Raundas po raundo Hejus pranoko milžiną, atskleisdamas pagrindinę tiesą, kad dydis visiškai nieko nereiškia, be greičio, leidžiančio pataikyti smūgius, arba gynybos, leidžiančios išvengti varžovo smūgių. Lemiamuose raunduose 143 kg kolosas buvo visiškai sekęs. Kiekvienas smūgis buvo vis lėtesnis. Jo gynyba sugriuvo. Ir Heisas jį sudaužė milimetriniu tikslumu per visus 12 raundų. Kai nuskambėjo paskutinis gongas, Davidas Geisas išėjo kaip naujasis WBA sunkiasvorių čempionas. Jis ką tik nugalėjo vyrą, kuris buvo daugiau nei 45 kg sunkesnis per visus 12 raundų. Tačiau pabaigai pasilikome žinomiausią šio vaizdo įrašo vardą. Nes visata pasiliko pačią maloniausią akimirką pabaigai – Bobas Sapas. Vis dar milžiniškas, vis dar turintis purviniausios kovos sporto žiurkės titulą, vis dar besirenkantis varžovus, kuriuos manė lengvai įveiksiantis. Šį kartą Sapo grobis buvo 47 metų vengras vardu Kunklis Tibadaras, sveriantis 77 kg. Sapas jį lenkė 93 kg ir buvo visiškai atsipalaidavęs. Sapas puolė į priekį, laidydamas galingus smūgius, kad viską užbaigtų iš karto. Tačiau Tibadaras išliko ramus, tvirtai laikė gynybą ir laukė su tokia kantrybe, kokią turi žmogus, kuris jau atliko namų darbus ir dar kartą juos peržiūrėjo. Tada, kai Sapas persistengė su dar vienu nevaldomu smūgiu, Tibadaras kontratakavo tiksliu smūgiu, kuris parbloškė 170 kg sveriantį monstrą ant ringo dangos. Senelis ne tik išgyveno susidūrimą su pabaisa. Jis pamokė jį kaip griežtas senelis, mokantis išlepintą anūką pamokos, kurios šis niekada nepamirš. Bobo Sapo saga oficialiai buvo pasibaigusi. Bet kaip dėl žmogaus, kuris nusprendė sunaikinti ne vieną milžiną per vieną naktį, o du? Janas Norgė. Pietų Afrikos milžinas, kurio ūgis 2,11 metro, o svoris 151 kg. Žmogus kaip Janas Norgė, Pietų Afrikos milžinas. 2,11 metro, 151 kg. Sokut jų buvo pusiau sunkiasvoris, sveriantis 93 kg, kuris nusileido 28 cm ir 58 kg. Vaizdas buvo beveik kaip komiškas skečas.
Sokudžiu puolė be baimės. Jis parvertė milžiną ir smogė niokojančius smūgius, kol teisėjui teko įsikišti, kad išgelbėtų tai, kas liko iš Norge. Vienas raundas ir milžinas sunaikintas. Bet štai kur slypi esmė. Tai dar nebuvo pabaiga. Ta pati naktis, tas pats paviljonas ir tas pats Sokudžiu. Tačiau pusfinalyje jo laukė pats žvėris. Bobas Sapas, 159 kg raumenų. Sokudžiu ką tik sudaužė į gabalus milžiną, sveriantį 151 kg prieš 20 minučių ir visiškai nesiruošė lėtinti tempo. Nuo pirmojo varpo dūžio žudikas. Afrikietis puolė su ta pačia drąsia energija, atsisakydamas leisti Sapui įsitvirtinti, nuolat jį apsupdavo ir smūgiavo. Kai Sapas bandė jį sugriebti, Sokudžiu žaibiškai atliko parvertimą, pargriovė 159 kg žvėrį ant žemės, tarsi šlapią betono maišą. Sokudžiu oficialiai tapo pavojingiausiai atrodančių paprastų žmogumi kovos sporto istorijoje. ADCC 2005-aisiais, prestižiškiausiame graplingo turnyre pasaulyje, įvyko vienas neįtikėtiniausių grynos meistriškumo pasirodymų. Marcelas Garcia, sveriantis vos 170 svarų, varžėsi absoliučioje kategorijoje, kurioje nėra svorio kategorijų. Ten jis susikovė su Riku Rodrigesu, buvusiu UFC sunkiasvorių čempionu, su 300 svarų. Skirtumas – 130 svarų be smūgių, tik technika prieš jėgą. Rodrigesas bandė prispausti ir kontroliuoti savo dydžių, bet Marcelas tekėjo kaip vanduo, keitė pozicijas, atremdavo kiekvieną bandymą jį kontroliuoti. Tada jis padarė neįmanomą. Parvertė vyrą, kuris svėrė 130 svarų daugiau už jį, užėmė dominuojančią poziciją ir perėjo prie kulno laužimo. Rodrigesas iškart pasidavė, žinodamas, kad nėra pabėgimo. Vienas 170 svarų vyras ką tik privertė pasiduoti buvusį 300 svarų čempioną vien tik graplinge. Džiudžitsu technika sulygina šansus. Šio kovos metu Andrejus Arlovskis jau buvo pitbulis, jau buvo labai pavojingas ir patyręs kovotojas. Dėl to jo varžovui šis iššūkis buvo beveik neįmanomas. Tas varžovas buvo Viačeslavas Dacikas, 16 metų ir debiutavo kaip profesionalas. Visas pirmasis raundas buvo tikra egzekucija. Pitbulas dominavo, o Dacikas priėmė smūgius. Patirties skirtumas buvo akivaizdus iš bet kurios arenos vietos. Tačiau vos po kelių akimirkų debiutantas paauglys netikėtai pasiuntė Arlovskį į Morfėjaus karalystės smūgiu, kurio niekas arenoje nesitikėjo. Šešiolikmetis ką tik nokautavo būsimą UFC čempioną. Inoki Bomba Bombėje 2002 renginyje matėme vieną iš dramatiškiausių dydžio skirtumų Japonijos MMA istorijoje. Naoya Ogawa, olimpinis dziudo imtynininkas sveriantis 230 svarų, susikovė su Antonijus Džajantas Silva, brazilų milžinas sveriantis 385 svaras ir turintis 7 pėdas bei 2 colių ūgio. Nuo pat pirmojo gongo milžinas atrodė turintis pranašumą, tačiau Ogawa visą gyvenimą griovė milžiniškus vyrus.
Per kelias sekundės jis sumažino atstumą, sugriebė varžovą ir panaudojo gryną dziudo, kad parverstų milžiną ant žemės. Kai tik jie atsidūrė ant žemės, dydis nustojo turėjęs reikšmės. Ogava kontroliavo, smūgiavo ir dominavo, kol teisėjas įsikišo. Kol Ogava naudojo dziudo, kad parverstų savo milžiną, kitas kovotojas pasinaudos tik gryna technika, kad nustebintų pasaulį. Mariušas Pudžianovskis, 5 kart stipriausias pasaulio žmogus. Vardas, kuris skamba visame jėgos sporto pasaulyje. Jis atvyko su planu pargriauti Peterį Grahamą, traiškydamas jį kūjo smūgiais ir savo kūno svoriu. Ir didžiąją pirmojo raundo dalį tai veikė. Antrajame raunde Pudžianovskis bandė desperatiškai parversti varžovą, bet nesėkmingai, ir atsidūrė gulėdamas ant nugaros visiškai be gynybos. Haftoras Björnssonas, Sostų karų kalnas. Jis buvo toks užtikrintas dėl savo dydžio, kad iššūkį metė UFC kovotojui ir juodojo diržo džiudžitsu meistrui Gunnarui Nelsonui. Jis net nenutokė, kad pasirašo savo mirties nuosprendį. Jis apsivijo Björnssoną kaip anakondą, visiškai atėmė jam galimybę pabėgti, kol kalnas neturėjo kitos išeities, kaip tik pasiduoti. Net garsiausias televizijos istorijos milžinas pasidavė. Raumenys nesvarbus tikrame mūšyje, jie tik padaro pasidavimą įspūdingesnį prieš kamerą. 2014 metais 17-metis jaunuolis vardu Tenšinas Nasukava debiutavo profesionaliai. Mokinys, kuris taps pasaulinė superžvaigždė. Jis susikovė su Tomo Aramatsu, kuris buvo 9 metais vyresnis ir iš kurio tikėtasi lengvos pergalės. Nasukava iš karto pradėjo talžyti Aramatsi su baletui būdingu elegantiškumu, kurio nesitikėtum iš paauglio. Kadangi jis nepriklausė tiems, kurie gaišta laiką, jaunas stebukladarys nesicackino ir netrukus smogė laukiniškiausių vakaro aukštų spyrių, palikdamas Aramatsių be sąmonės. Martinas Sultičas, 119 kg raumenų ir perteklinio pasitikėjimo savimi, kuris į ringą žengė tarsi ugnies kamuolys, mosuodamas rankomis ir visiškai negerbdamas priešininko jėgos. Jo priešininkas buvo Kirilas Sidelnikovas, 19 metų, 104 kg svorio, iš paties Fedoro Jemeljanenko kovos komandos Red Devil. Sultičas viso kovos metu žengė į priekį, nuleidęs rankas, smūgiavo tarsi žmogus, kuris tikėjo, kad vien dydžio pakaks, kad įveiktų varžovą.
Tačiau Sidelnikovas išliko kantrus, judino galvą ir laukė savo momento. Tada dešinysis kablio smūgis pataikė tiesiai į smakrą ir Sultichas krito ant ringo grindų visiškai sutrikęs. Michailas Koklejevas, Rusijos stipruolis, rekordininkas, žmogus, kuris lenkė metalą, kėlė neįmanomus svorius ir pelnė visų pagarbą jėgos sporto pasaulyje. Jis metė iššūkį Aleksandrui Jemeljenenkai, jaunesniajam Fiodoro broliui, profesionaliai kovos mašinai, kuri treniravosi žaloti žmonės dar gerokai anksčiau, nei Koklejevui kilo tokia mintis. Tačiau vos tik profesionalas pradėjo kovoti visų pajėgumu, tas kruopščiai užaugintas raumenų kalnas greitai virto visai kitokių dalykų. Pradėkime nuo beprotiškiausio dydžio nesutapimo kikbokso istorijoje. K1 World Grand Prix 2004 finalėje legendinis tailandietis Kaoklai Keinorsing žengė į ringą sverdamas vos 154 svarus, kad susikautų su Mighty Mo, 285 svarų sveriančių samojiečių milžino, kuris buvo beveik dvigubai sunkesnis. Kaoklai kovojo ne savo svorio kategorijoje, net ne tame pačiame sporto visatoje. Mighty Mo atrodė taip, lyg galėtų suvalgyti Kaoklai pusryčiams. Skirtumas buvo toks didžiulis, kad atrodė kaip tėvo ir sūnaus treniruotė. Tačiau Kaoklai į ringą žengė ne tam, kad išgyventų. Jis žengė tam, kad laimėtų. Tailandietis judėjo kaip vanduo, išvengdamas milžino smūgių ir atsakydamas žaibiškai greitomis kombinacijomis. Ir tada Kaoklai padarė tai, kas atrodė neįmanoma. Jis pašoko, ore apsisuko visų kūnų ir pataikė tobulą skriejančio kelio smūgį tiesiai į Mighty Mo žandikaulį. 285 svarais sveriantis milžinas krito ant žemės kaip griūvantis pastatas. Teisėjas suskaičiavo iki 10. Vyras, kuris svėrė perpus mažiau, ką tik jį žiauriai nokautavo, naudodamas techniką, atrodžiusią tiesiog nusikalstamai gera, bet visiškai realia. Bet jei skriejanti kelio ataka gali pargriauti milžiną, grynas brazilų džiudžitsu meistriškumas gali padaryti dar blogiau.